Sveiki sugrįžę Vaito ūkį. Šiandien jūs gausite saulės smūgį. Šiandien mes repuosim. Va, sudžiuvo mūsų betonas. Aišku, kartonas paliko, matau, įspaudą. Buvo uždengtas, kad nesutrukinėtų. Šitą žiedą vis dėlto galvoju paliksiu. Vien dėl to, nes kad galėčiau iš karto plytas nuo tų vietų dėtis ir mane reikės papildomai braižytis linijų ir labai gražiai gausis. Šiandien pasidarom stogą ir po to vakare galvoju gal biškį pirmą eilę išsibetonuoti, jeigu spėsiu. Parodau iš karto kokias plytas, viskas žmonės jau nuo pat pirmų sekundžių jau seilės bėgti žmonėm. Štai, gražios, raudonas, pilnas dūrės, molinės plytas. Vieną pijimą biškį pasidarėm pažit ar piano diskelis, nes aš jūs per pusę laušiu. Jokių pilnų plytų dėjimą, aš noriu taupyti viską. Dėsim plevelę, štai šitą. Gražu, kaip priklaus, po to grebėsus užsidėsim. Bet aš prieš tai dar šitas gegnes prisisuku su medu, nes aš jau buvau, žinai, tik uždėjau šitos metaliukus. Aš dėjau taip, kaip parodyta buvo aparatūrai, kaip dėti, žinai, tos metaliukus. Bet mačiau, žmogus rašo, negaliu patikėti, kad taip uždėjai metaliukus, galvoju, tai ko neparašai, kaip reikėtų dėti. Supiznis iš tave pamatys, aš kaip tavo vardą žinau. Pasižiūrėkit, apiniai, jau šiemet. Matot, kiek pas mus yra gera traša, reiškia, kur iš lauko tolėta sunešta visa. Bet tai čia nemažiau saulės, čia gal daugiau drėgmės, nes saulės gauna ir geriau veikia, žinai, man stoga irgi gražus. Čia tarp tų vietrų man biškį numetė žemėn, reiktų paguliuko, kad viršun geriau liptų, bet nes taip jau užmetas neužsikabina, žinai, nesilaiko. Bet čia gražu, bet čia labai trūksta vandens. Šiemet labai mažai lyja, žinai. Jeigu lyja, tai išmetam mėnesį į priekį, bet jisai nepasiemu, iškart neatsigersi, žinai. Jeigu čia būtų vandeniuką, tai čia užaugtų priekį, pravarytų čia. Tai kaip Tony Hawkas, į viršų iškart užliptų. Niekas nežino iš vaikų, kas tas Tony Hawkas. Tam ir problema. Oi. Galit pastebėti jau antras video be reklamų. Ne dėl to, kad aš esu nukencelintas ir neturiu reklamų. Pas mus reklamų yra į priekį, ten visiems metams, žinok. Bet mes atiduodam duoklę su mantu. Kelius video paleidžiam be reklamų. O po to, žinai, jau reikia vis tiek, kad jau Vaidas, žinai. Tada jau žiūrovai biškį turi atiduoti duoklę, žinai. Turim rasti bendrą tokį balansą, žinai. Neužkraut turinių reklamą, bet ir neužkraut turinių ir be reklamų. Žiūrėk, nusipirkau ilgus, gražius. Kaip sosnauskai, va tokie visi ilgi, gražus, pagerintis. Sako žmonės per trumpi video, bet mes ir taip bandom ištem, kuo ilgiau. Vis tiek gaunas per trumpi. Aš ir norėčiau, kad būtų valandą ilgumo, nes daug pinigų uždirbsiu vien iš YouTube. Gerai, susuku ir eisim miegot. Čia priskėlas ir kaimynai, žinau. Anas jau užsuklas geriau sukti net. Pasižiūrim, kuris geriau. Pažiūrėsim, ar makytas smūginis, ar senas, kiek tam metų suktukai. Šitam suktuvui 10, gal 15 metų, aš pamenu, dar kelnes myždavau, 5-10 metų, tikrai čia labai senas pas mus, čia pirmas suktukas akumulitrinis. Dar kai netikėjom, galvom, kad tipo akumulitrinis čia yra šūdus. Sudėjo galvom, jau kažkoks akumulitrinis daiktas, reiškia užsidegs ir greičiu sudegė. Pažiūrim, ar šitas kažką suks. Nepavyko čia. Nuo sudegė. Gegnes jau susukau, jos jau stipriai laikosi, viskas tvarkoja. Jau ponus vėjas niek nenupūstų. Dabar aš manau, kad reikia grebestas pasimatuoti. Atsivežiau porą čerpių, kad žinočiau, koks plotis maždaug. Vėlgi naudosim šitas čerpės. Nors, kad vieną čerpę būtų, kad šitą čerpę vėjas galėtų dar numest kartą. Dėl kontento. Ne, pririšę čia. Karvės lenciūgą nuimsim, dabar kuo daug yra prie žemės priseksim. Niekur nepabėg šitą čerpę. Čerpė susidės, viskas čia bus gražu. Mat, kaip pavertė yra. Negražu. Ir kur Vaidas mokosi arba iš tėvo. Pirmai, čia irgi buvo padaryta klaida pas Vaidą. Buvo neuždėtas ruberoidas ant pamatų ten apačioj. O su čerpėm čia viskas, kaip ir sakiau anksčiau, kad turėjau uždėti lentutę, bet nedėjau, nes Vaido pravardė yra Vaidas Tingių Grincevičius. Šiaip čia turėtų dar lentutę tokiu uždėti. Ir gaunas, kad gražiai lentutės pakamba, žinai. Centimetrą užsimetė ir jas stovi. Tai aš tam ir nusipirkau papildomų lentelių. Šiaip, žinai, kad čia nenaudinga informacija, bet galbūt žmogus norės ir kalvę daryti, kad žinot. Šitas lentelės nusipirkau. Bam. Ir va, susikelia. Sudėsim, čia per centimetrą susikels. Dabar galvoju, kad biškint mažokai centimetras, bet šiaip tas kantelis yra centimetras. Tai gal ir nebus mažiau. Ten vienos gegnės pačios pirmos
susikalsim. Tai dabar susuksim grebėsas, pasiruošiu čia va, išsileisim per čerpę, bam, gražiai viršų prisisukam ir eisim iki galo, bet reikia pirmą uždėti plėvelę. Šitą plėvelę dedu dėl to, nes anksčiau romėnai naudodavo plėvelės kažkokius, nepamenu kokius, bet ir iš stilko, kad čerpės pas juos ten skraidytų, tai ir mes uždėsim. Šiaip pagal viską šitą plėvelę tai būtų 1,50 m, bet kokių 20 cm dingo. Kaip gali 20 cm dingo, kaime man pasakykit. Šitą plėvelę stovėjo visą laiką malkinį, va tiek va, trūksta ir visas kampas buvo pelės kiaurai pragręžtas su dantukais. Aš paėmiau su pjūklu, nupjau šitą galiuką ir išmečiau. Tai dabar biškai nėra čia toks lygumas, nelabai gal gražiai gausis, bet vėlgi. Kodėl pela valga šitą plėvelę klausimas man. Plėvelė tokia apžora. Gerai, baltą pusę apačion, mėlyną viršun. Jo, apsukt reikia. Davai, nulpam iš nuovis. Žvengs, hebra. Kaip čia dedam nuo priekį. Gerai, kad neplykalam. Kaip taip feilint, aš nesuprantu. Nuo pačios reikia dėti. Ne, žinai, susipalamuoti, nesvegint. Čerpės nu ten ir tą reikia nu ten dėti, nes tipo vienas ir kitos eina. O tas grebėsas, kaip sakom, kad tipo galim nuo priekį pradėti ir kažkaip užsicilinu, kad nuo priekį. Ir dabar galvoju, palauk, kaip čia taip dėti. Nu ir gerai, nu, tobulybės irgi klysta. Antras bandymas dabar vyks. Uždėjom iš pirmą kartą, nuo galo pradėjom kaip profesionalus. Ir dabar grebėsas dėsim. Ir nuo šitą šoną pradėsim jau kaip priklauso, nuo priekio, kad lygiai čia va čerpės dėtų. Aišku, čia nemažai pasikelia. Matai, stogas vis aukštė, tai čia jau žaibus, jau čia žaiboldą reiks dėti. Ir per čerpę išsileidžia. Toj pasimatuoju, kiek per čerpę gaunas. Jeigu per čerpę, tai va, galima ir daryti 19,5. Taip, ne? Ne, visiškai gerai gausi. Tai 19,5 pasidarom, jaučiu visur gegnes atsižymė 19,5, visas kiek man reikia ir susuksiu jas. Grebėstų laikas, žinokit, biškai atsmaravom, kaip reikia padaryti, pasidarėm maketą mūsų čerpės. Pradėsim nuo šitą galą ir žiūrėsim, kaip ten galiau pasibaigs. Gali būti, ten prašausim, gali būti, kad bus viskas gerai iš karto. Nežinosi prie tokios valdžios, kaip čia bus. Čia va tiksliai pasidarysiu. Turi grebėstų, reikia atsinešti. O, šitie, bet čia nuobliuotos labai gražios, šitie dvi buvo atlikusios. Jas panaudosim, žinau, kai reikia. Šitas obliuotas jis biškai mažesnė, 5, čia 4,5 ir man dabar visas keičiasi. Dabar aš turiu lentelės, kad užsikalčiau. Pasistorinčiau dėl apatinės čerpės tos sušiktos. Ir dabar kas bus tas istorinis gausis kaip tas. Nu jau kai nesiseka, tai nesiseka, žiūrėkit žmonės. Aš galvoju, kad čia 5 guli namie. Dedam kaip yra, taip yra. Čia niekam čia neįdomu, kaip čia gausis. Vis tiek čerpė gausis pakabus. Kad ir kaip norėjau daryti, vis tiek. Ir trumpesnį, net 3 metrai. Eik tu. Einam, paieškosim normalių 5. Čia kažkokie. Reiktų 2 užteks, manau. Smėdame, kad galėjom vieną ciemą didesnį pasidaryti, va šitą daiktą, kur meruot.
ir būtų gavęs lygiai. Ten gale nereiktų pjauti, dabar man reikės 3 jiems nupjauti visus galus, nes jie išlenda. Ir toks ta bėdna, žinai, kad taip visą laiką, visą naktį miegau ir žinau, kad reikia 33, bet kažkaip susimaišiau ir pradariau 32. Ir taip galas, ten nupjausti tarp tų dilginių. Dabar einam taisyti klaidų visų. Ir saulė, ir pjuvinas, viskas susidėjo dabar man. Pažiūrėk, va tai jo bus. Bam. Ir tas ant viršaus tęsi, ne? Nu var, gražu. Eisim čerpės, eisim išsikrausim pirmą plytas. Pilui bus toj. Tai reikia snešt palėtę ir po to išsikrauti šituos, nuvažiuoti susirinkti čerpės. Štai čia išsikrausim gražiai. Ir čia bus dar papildomas pjaustymo stalas, kad ten nedulkėtų. Jūs stockpile is full, my lord. Labai įdomiausias procesas. Va, jau 2 įdėtas, liko 128. Nu va. 4 įdėtas, liko 126. Važiuojam dabar čerpės susikrausim. Reikia apie 150. Čia minimum tiek pasijom. Man atrodo, gaunas mums po 15 čerpį vienoj eilėj. Eilių turim 10. 150, labai paprasta matematika, vyrai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eilės pasirodo. Ne 10. 105. Įdomu, ar mums pavyks šitą mašiną, žinai, privažiuoti tenais, kur mūsų čerpės. Gali būt, kad čia nekreipi dėmesio, veršto įsuka, čia yra durnystė, ką jūs dabar matot. Tai negalima daryti net viską, bet šitas akumuliatorius biškė. Šitie klėmai mažesni, kai tie varų pakeičia kitą akumuliatorių. Jį ir tada gražiai prispaudžia. Bet jūs taip nedarykit. Šitą durnystę, galiu pasakyti. Bet nuimu klėmą, nes man kažkas iškrauna akumuliatorių, aš nerandu kas iškrauna. Radija vis laiko groja, nežinau, ne per radiją man nepasako, kas iškrauna. Čia, pravačiau. Va, nereikia riešutų tam. Stogų nusivalom. Važiuojam. Jo, būtų patogu privažiuoti arčiau, kad iš mašinos tiesiai kraut, bet plytą šitoje išsikruojam, dabar negaliu privažiuoti. Šiaip išsisukčiam, tai žinai, dabar galvoju. Nu ką, vyksta dabar svarbiausias turbūt etapas mūsų gyvenime. Padarysim stogą, čerpės uždėsim ir gali būti bus kreivas. Gali nesigauti, gali gauti. Čia nereiks skirtumą. Uždėsim, pasižiūrėsim, ar ten reiks kažką pjauti, ar nereiks pjauti, nežinom dar, nes nežinome kraštai šitą vietą. Tai jo, tai žiūrėk, operatorius man padavinės čerpės, aš viršų sėdžiu, cigaretį ir mėginu dėlioti, žinau. Čia nedaug reiks, čia kokį 20 glebių. Lipimas vyksta, lipimas įvyko. Žiūrėk, kaip juda dar.
Čia jau viršui, kiek galėjau, pasibaigiau čerpės. Dabar viską darysim jau nuo pačio stalo. Čia liko tik tai 5 čerpės kokias. Jo, daug patogiau bus nuo stalo daryti ir susidės. Jo, tėvas nebus labai patenkintas, žinau. Ar gerai gavus ilsėtis? Ble, kaip geras, žinok. Bet žinokit, pradėjo labai sviruoti, aš galvoju, čia reikia atramą irgi dėti kažkur. Vis dėlto, čia bus blogai. Čia bus blogai. Uole, čerpės pabaigtas, dabar eisim pietų pertrauką atliksim. Pasivalgysim. Dabar stogas, aišku, labai jau sunkus tapo. Ir jisai jau, kai vėjas pučia, jau matas, kad nori jisai jau linguoti. Bet čia linguojama tai iš polių. Gal vis dėlto čia nereikia daryti, kad vaikščiu pro šitą vietą. Ir aš įdėsiu čia pastiprinimus, nes matau, kad čia bus blogai, žinai. Čia reikia įdėti, reikia tokį reikia įdėti. Ten identiškai reikia įsidėti šitas laiko, o va tavo dar porą kartų sukti iš tos pusės ir iš nos. Jo, dabar jis iš ten nebenori visiškai. Tai identiškai tavo prisisuko. Tuoj man tai eisim, valgiai, nebijok, eisim. Ne, kiek čia jeigu biškai klavatuojant šonas, tai čia reiškia, yra dar Italijoje dar netokių bokštų yra kreivų pastatyta. Paslėpia generatorių po stogeliu, kad jeigu lietų lietus, nesulytų. Pertrauką darom. Ačiū. Čiaudis to. Dinga čiaudėjim. Privalgę, išsiblaivę. Žiūrėkit, sumašiau. Tiksliau, ten tėvas pasakė, galvoju, blema, rimtai, visai geras variantas. Dėl to, kad čia maskotuoja viskas. Vėliau, dabar eisim prie pečius, bet aprodysiu, kaip darysiu čia. Kad niekas man komentaras neprirašytų ir negalvotų blogio idėjas. Šitai prisuksim, taip į vidų įkišim. Čia gausis kaip kėdės kojos. Jis jau praras jau tokį judėjimą iš šono. Ir galvom, nuo čia iki žemės, dar vieną tokį balį įdėsim. Taip lentutės gražiai sukalt, žinai. Bam. Gražiai susikaltų. O čia liktų tarpas. Čia ir mes irgi pastiprinimus įdėt. Žodžiu, jisai pasistiprins ir šitoj pusėj, ir anoj pusėj įdėsim. Bet dabar nededu, dėl to, nes aš čia betinuosiu. Ir kad nebūtų taip, kad betinuoju, įstojęs. Ai, nugaronį. Kad nesudaužyčiau čia nieką. Dabar galiu pademonstruoti, kaip atrodytų kelias plytas uždėjęs pilnas, jeigu dėčiau ir jų nepjaučiau, nes aš jas pjausiu. Dėsim grinai iki pat rato metalo. Matau, jis labai daug išsimeta, nereikalingas plytas, žinai. Kitą, jeigu dedu, jau nesigauna gražus kampas. Jau man, pavyzdžiui, kad gražiai gautųsi, turiu dėti, va taip, pavyzdžiui, ne? Tai dabar, kai persipjaus man plytą, man tie kampai mažesni gausis. Ir dėl to man gražiau ratu dės. Ir žiūrėsim, kas čia gausis per velniava. Ir pirmą kartą gyvenime jūs pamatysit, kaip Vaidas saugo savo sveikatą, nes jis naudos respiratorių, perštinės, akinius ir ausinės. Eminemo naujo albumą pasileidęs. Nenoriu plytus priskapuoti, va. Atsakym, žinau, gėdas sakyti, bet aš vis laiką noriu rodyti, kad esu kietas, bet pasirodo, kad negalėsiu labai ilgai rodyti, kad esu kietas, jeigu nesisaugusiu. Dar porą metų ir žiūrėkit, jau trausit mane iš karsto, kad kurčiau vidį. Tas užsidėsiu, šitos pinas nešiu, ten nusinišu. Pasidarau staliuką, į kurią pusę vėjas pučia. Nejaučiu iš kur pučia, bet jaučiu iš kažkur šūdų labai burnoj. Tuoj man dažnai ką padarysiu, nusibrėšiu liniją, kur maždaug yra pusė plytos. 25 iš pusės kiek yra? 12,5. Tai čia kažkur, ne? Ne, aš žiūrėk pasižymėsiu, iškart matysiu, kur man maždaug pjaut, žinai. Plytą dės lygiai. Mikrofonus sim gal, nes čia bus dulkių labai daug. Iš mašinas garsą paimsiu.
Kaip matėt, vis tobulėjau, su kiekvienu pėjimu iš pradžių pėjau aplink visur, nes nesitikėjau, taip lengvai gali lūžti. Iš pradžių trankiau į soliuką, žiūriu, kad blogai, reikėjo atsinešti akmenį, ant akmens labai patogu. Ir po to padariau tiesiog vieną pėjimą pasižiūrėti vieną kartą ir žiūriu, kad užtenka, žiūrėkit. Pop, ir tas garsas toks malonus. Skambesys aukso luito, ne? Dabar jau nenaudosiu priešinikas, aš jums gėjus. Dabar jau vis noriu biškį išsiterliuoti. Noriu biškį trūdos masės ant savęs paturėti. Tuo šitą patrauksim biškį šoną. Telefonus, aišku, ant vietos. Šitą reiks nusipūst, nusivalyti. Dabar susikraunu, pasižiūrim, kaip atrodo vizualiai. Ir tada, aišku, susimaišysim betoną ir susikrausim viską. Oi, žiūrim, ar plaučiai geri. Žinok, rimtai apsisukot, žiūrį, gal nebenoriu vaidinti jau. Man šiaip matavo plaučius. Sakė, visų 20 litrų plaučiai. Gali vyno gaminti bent plaučias. Kaip aš čia smarkiai sutaupiau, jūs nesuprantat, vieną plytą man eurą kainavo. Dabar žinokit, aš padariau, kad būtų 2 plytas iš vienos. Bam. Mažesnis kampas biškai gaunas, ne? Vos nereikia tos kampai, žiūrėk, ir suvežinė. Gerai, dabar yra taip, kaip matom, supjautas plytas ir jos ir vis tiek matas, kad paliko didžiulius tarpus. Kas čia nėra blogai iš tikrųjų. Dabar aš užsicimentuoju tiesiog aguliniai, žinai, grubiai užsicimentuoju, kad viskas sutvirtėtų. 2 aukštus pasidarysiu. Ir žiūrėkit, pas mano planas buvo dėti viršutinės visas plytas va šitaip jau. Nu, aš kažkaip galvojau, kad išeit. Bet čia reikia vėl visus kampus taip reikėtų nupjauti, kad jie gražiai sueitų. Dažnai šitą dalyką nedarysiu ir gali būti, kad dėsiu tiesiog visas va taip aukštyn. Bet čia nėra skirtama, jeigu net netyčia netitaikys ant to kampo. Bet turėtų pagal viską atsitaikyti tiksliai per šitos kampus, žinai. Ir viskas čia bus gerai. Bet dar viena bėda. Reiškia, kad per daug plytų veidas užsipirka tada, jeigu taip darau. Bet čia nieko tokio, nes aš sakau, namūkė ten pečius tvarkysiu, darysiu, tai viskas tvarkoja. Tai susinaudos tos plytos, žinai. Tai galvoju, gal taip vis dėlto pasidaryti. Galėsiu žaizdrą išsikelt aukščiau. Čia gaunasi, kad jau 2 juostas bus, tai kokias 7 iš viso gausis. Jau kadrą galėsiu kaminą įsileisti, bet čia nereiklingas kaminas iš tikrųjų, nes traukimą man vis tiek darys dumplės. Su jom aš darysiu patį traukimą, nes, pavyzdžiui, suprantu, kaminas dar labiau padėtų traukimui, bet, tarkim, kaip yra šitie senoviniai, jeigu esat matę, kad gyvenime žaizdrus, tokie geležiniai yra, su tokiam, kur su kaip kalavartas. Žinai, yra kalavartas. Nežinau, Vaidai, pasakyk, kur, žodžiu, taip su koja suki, ratas sukasi ir tau jisai orą pumpuoja ir dega. Ten irgi nėra kamino, nes jis gali belia kur kaip karūtį persistumti. Tai manau, kad tiek ir bus. Reikia pasiskaičiuoti, kiek čia maždaug plytų gavos vienoj eilėj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 3, 24. Kaip tik, kiek valandų turi. Jo, nes pagal mano skaičiavimus turėjo būti 36, bet žinot, ką aš padariau? Kad taip, aš buvau nusipiešęs burbulą, kad kaip darysiu. Ir aš šiaip galvoju, buvau pasidaręs, kad betonuosiu didesnį negu ratas, o iki rato dedu plytas. Tai realiai pas mane šitaip turėjo būti. Toks aukštis. Didumų. Nu, galvoju, pas mane buvo. Kai skaičiau, kiek reikia plytų. Tai, bet tiek nereiks. Bet gerai, kaip tik man toks organiškesnis mažiukas. O čia, kad tipo, oi, čia karšta, čia netinkamas plyt. Čia nebus karšta. Aš turiu nusipirkęs lazerį, galėsiu parodyti, kiek čia bus šilumos. Duok dievė didesnė keliais laipsniais negu lauko temperatūra, žinai. Jau kaip anksčiau esu daręs žaizdrą, kur dulkės siurblio šitą vamzdį, žinai, jis yra plasmasinis. 10 cm nuo pačio žaizdrą, kai, nu, nieks net nesudega, net plasmasinį, net neišsilydė, nei šalto buvo, vis galėjo ir ron suskišti. Čia viduje bus žvyra pripilta, tiesiog, kad aukštį išgaučiau. Tiesiog pripilsiu žemę žvyrą, susikels, vėl pripilsiu ir taip pilios. Eina, susmaišysiu košės, bet čia labai mažai, žinok, kibiriuką susmaišau.
Gerai, dabar vėl iš eilės einu ir pamėginsiu tas siūlės, žinai, padaryti kažkiek bent jau. Nes dabar galas, kad tik tai apačia, žinai, pritvirtinti, bet ne čia nei laikyti, nei ką. Gerai, vienas ratas baigtas, tokias bus mūsų siūlės. Gal šitą pasigražins, gal ne, nežinau, gražiai taip, pabaltys bus gražiai, atrodys prie baltų ir raudonų plytų, baltos gražios pasidės turbūt. Dabar darysim antrą ratą, man reikia vėl 24 plytų ir šiandien tiek ir teba, žinai. 2 ratus pasidarau ir leidžiu jam sustinkt ir po to vėl pasidarysim kelius ratus ir pabaigsim turbūt. Gerai, čia iš viršaus biškai gal ir nueita kažkur būta. Manau, kad va šitos plytas pas mane jau klaida yra kažkur, žinai. Tai čia jau kampas kitoks ir po to jau pabiškai, taip jau kantelį jau biškai išsisuka. Čia jau reikėjo pripjauti jau daugiau biškai plytą ir išmest. Bet gerai, čia viskas bus gerai. Užsidėsiu šitie kantelį ir gražu bus, žinai. Vėl nesimatys. Turėtų pagal viską. Dabar greit šitas siūlės, jau išmoku. Bet kai greitis atsiranda, tu dar atsiranda, žinok, kliurkos. Šiaip visai sakyčiau gerai gavus. Yra kur tobulėti. Pažiūrim pagal gulšiuką, nes tik vieną kartą jam tikrinau. Bliu, kaip be gulšiuko, tai čia labai gerai padarytas. Ne, čia geriau nepasidaryžino. Čia labai tobulai visas tapo. Atrodo, kad šulinys, ne? Nu, bet degs ugnis, netrodys šulinys. Tai žmogus temtis man, deg. Liepsnos gi nepasisams. Gerai, aš manau, kad šiandien daugiau nebepadarysim, jau 7 valandos vakaro. Mūsės mane jau negyvai užknyzo, ne jau 3 sluoksnį nebedės šiandien. Ir viskas, manau, kad šiandien yra tiek. Reikėjo šiandien dar vieną vyną atiduoti žmogui, ne? Atiduosim kitam video 2 vynus kažkokiems išrinks. Tai ačiū visiems, kurie žiūrėjot, patinai paspauskit subscribe, paspauskit laiką, share ir viskas, susitiksim kitame video. Čia buvo Vaidotas, Genijus ir ate. Nu jo, matau, kad priekis gražiai, o čia jau toks tik, ne. Ir priekis mums ir svarbiausia.